Tai apie ką ta Biblija? Biblija iš tikrųjų yra istorija. Viena istorija. Kaip Dievas sukūrė šį nuostabų pasaulį, šią nuostabią gamtą, gyvūnus, mus ir leido mums šiame pasaulyje apsigyventi ir džiaugtis tais visais jo kūriniais, gyventi džiaugsme, taikoje. Bet galiausiai nusprendė padovanoti dar vieną dovaną, be kurios mes iš tikrųjų būtumėm kaip robotai. Tai yra laisva valia. Jis leido mums pasirinkti, mes norim gyventi toliau tame rojaus sode kartu su juo, ar vis dėlto norim išeiti ir patys kurti savo pasaulį. Patys nuspręsti, kas yra gera, kas yra bloga ir gyventi jau pagal savo supratimą, pagal savo taisyklės. Ir galiausiai mes išėjom. Ir Biblijoje yra rašomos žmonių istorijos, kaip jiems sekėsi gyventi be Dievo. Ir matydamas, kad sekasi ne kaip, Dievas sukūrė planą, kaip mums padovanoti antrą šansą ir galimybę vėl gyventi kartu su juo. Ir tas šansas, ta viltis yra Jėzus Kristus. Ir dalis Biblijos yra visos tos istorijos iki Jėzaus Kristaus. Ir kita dalis yra jau po. Galbūt esat girdėję tą istoriją apie sūnų Palaidūną, kurią papasakojo Jėzus Kristus. Kaip sūnus paprašė tėvą duoti tą turtą, kuris jam priklauso, ir išėjo gyventi savo nuožiūrą, prabaliavojo visą tą turtą su draugais ir draugėm. Ir galiausiai atsirado kiaulių tvarte. Pagalvojo ir nusprendė, kad padarė neteisingą sprendimą, nusižemino ir grįžo pas tėvą atgal į namus. Ir to istorijoje labai svarbus momentas yra, kad tėvas laukė, žiūrėjo ir kai tik pamatė jau grįžtant sūnų, išbėgo jo pasitikti. Ir labai džiaugiasi ir net gerą vakarėlį ištaisė tą progą, kad grįžo sūnus. Tėvas žinojo, kad sūnus padarė savo klaidas, priėjo savo išvadų ir galiausiai pasirinko toliau gyventi su juo. Tai jam ir kėlė didžiausią džiaugsmą. Ir taip yra ir su tais žmonėmis, kad jie išėjo iš rojaus sodo, gyveno tą gyvenimą taip, kaip gyveno. Ir galiausiai Dievas pakvietė sugrįžti, laukia ir manau, kad esu įsitikinęs, kad laukia iki šiol mūsų. Čia buvo tėčio draugas atvažiavęs, matė mano praeitus filmukus ir nusprendė, kad labai nori papasakoti savo istoriją, kaip jisai sužinojo apie Bibliją, apie tas visas tiesas ir kaip tuom patikėjo, ir ta istorija buvo wow. Ten ir verkėm, ir juokėmės. 3,5 valandos jisai pasakojo viską ir tikrai buvo labai įdomi patirtis išgirsti. Ir kaip jis išėjo, jis man sako, nieko gyvenime nesigailiu. Gailiuosi tik tai, kad per vėlai sužinojau apie tai, nes
manau, kad daug ką būčiau daręs kitaip. Ir tai pagalvojau, kad turbūt net ir man, aš gal jaunesnis apie tai sužinau, bet aš irgi norėčiau, kad galbūt anksčiau būčiau apie tai sužinojęs. Nes tai yra iš tikrųjų labai gerai, labai yra galinga informacija ir kuri padeda gyventi, kuri padeda statyti savo gyvenimą ir savo asmenybę. Tai va, tai apie tai ir yra Biblija, kaip Dievas leido išeiti ir laukia dabar ir jūsų sugrįžtant. Ir kitame aš video norėčiau jums papasakoti apie tas Dievo rekomendacijas ir mūsų klaidas. Aš vis laik sakau, kad Biblija tai yra rekomendacijų knyga, nes mes juk turim laisvą valią. Tai va, tai apie tai toliau kitame video. Iki.